Garbėzui Kristui. Per amžius amen. Esu Medžiugorjoje, nuostabiame Dievo kampelyje, kurį Marija išsirinko ir kviečia visus atvykti, kurie nori išmokti gyventi, melstis širdį. Medžiugorje atvykstu ne pirmą kartą. Jaunystėje atvykdavau jaunimo dienas, kurios mane tiesiog užkrėtė linksmumu, džiugesiu, nes negali nesidžiaugti matydamas, kaip šventas mišias aukoja kunigų daugybė, kaip šlovina minios žmonių, mojuoja vėliavomis, jaunimas nesiskirsto po mišių, nori dar bendrauti, liudyti. Ir paskui ištiko liga ir rimtai sirgau keletą metų, tiesiog neįgalumas buvo visiškas. Tad gavau vėl pakvietimą atvykti į Medžiugorję. Atvykau į pasniko, tylos ir maldos rekolekcijas prieš 4 metus ir tada po ligos labai nedrąsiai, mažai žingsneliais pradėjau eiti kelionę kitą. Buvo šiek tiek nedrąsu lipti į kalnus, sunkiau ištverti galbūt pasniką. Ir liga buvo mano galvos smegenų yra problema, auglys. Ir Melendrių vienuolyne tėvas Kazimieras per dvasinį pokalbį pasakė tokį sakinį: dabar sese, tu pradėk savo kelionę širdimi. Tegul pailsi tavo galvelė, pradėk kelionę širdimi. Ir vat aš taip 6 metus su tokiu klaustuku, tai kaip ta kelionė širdimi, kaip ją atlikti. Tai Medžiugorjos maldos, tylos ir pasniko rekolekcijose kasmet vis rasdavau kažkokį atsakymą, kad pasnikas turi būti širdimi, malda širdimi, bet dar nesusidėliojo viskas į tokią mozaiką. O šiemet po 6 metų tos ligos aš atradau Medžiugorje šventąjį tėvą Slavko Barbarič, kuris ir pradėjo tas maldos ir pasniko rekolekcijas, buvo pradininkas ir knygyne tiesiog radau jo knygą, kuri vadinasi Kaip gyventi širdimi. Ir ten buvo tie atsakymai, kurių man labiausiai reikėjo. Su meile tarnauk, su džiaugsmu liūdėk, melskis širdimi. Ir Dievas visada bus savimi. Ir kaip jis sako, sakyk Dievą savo širdyje ir pamesk raktą. Ir tada visada būsi Dievas. Ir dar liko vienintelis dalykas, tai įveikti kalną, nes trūkdavo drąsos, nes po ligos čia ir akiplačio sutrikimai, ir koordinacijos sutrikimai būdavo nelengva, nors ir sulas dar kopti kalną. Šiemet lipant Kryživės kalną labai meldžiausi prie tėvo Slavko Barbarič, tos vietos, kur jisai paskutinį kartą sėdėjo, ėjo kryžiaus kelią ir iškeliavo į viešpaties artumą. Labai prašiau jo stiprybės, kad galėčiau vykti tuos visus kalnus, kuriuos turėsiu vykti grįžusi. Ir tada prie manęs prieina viena moteris, jinai vertėjavo ir sako, kaip rusiškai drąsus. Pagalvojau, sako, hrabrai. Kalne meldėmės ir susėdom agapį, dalinomės vienas kitu duona, vandeniu. Ir sesė šalia sėdėdama irgi vertėjavo. Kita sesė sako, kaip rusiškai drąsus. Ir man tada
Man atėjo tas žodis, drąsus, būk drąsi ir tada visi kalnai bus įveikiami. Ačiū Viešpatie, ačiū Dieve Slavko Barbai, ačiū Dievo motinėlė, šlovė Viešpačiui. Ačiū Jums. Nuostabu, ačiū.